Draugai, aš dabar ieškau, žinokit, kažkokio tai eilėraščio, kuris būtų gražus eilėraštis apie rudenį, galbūt būtų, pavyzdžiui, radau rudens etiudas. Gerai, susiras kelias, žiūrėk, mes paskambinsim du stulpeliai ir... Tai gal aš tada viską ir padarysiu, žinok. Gerai. Kam tokiai? Andrai, 20 metų. Liaudies kelias Andra. Jums yra užsakytas elektroninis sveikinimas. Jeigu norite išklausyti eilėraščio, spauskite vienetas. Jeigu nenorite išklausyti eilėraščio, spauskite dvejetas. Pala. Jūs paspaudėt. Taip. Kai einam apakojam slamiams ruduo, galėtų amžinai klausytis tavo mažo balso. Apsalimėdė ir mes žiūrė taip atlaidžiai, liek jau senais metais eitume šiuo keliu. Visi tie žodžiai pienose liek groto muzika, vėjelis liečia baltį veidą, kažkas sako. Taip norisi bučiuot, bet kokią riziką aš pagaliau ryžtuosi, kai nieks nemato. Jeigu norite išklausyti dar vieno sveikinimo, spauskite vienetą. Tas pats eilėraštis. Kai einam mes po kojom slamiams ruduo, galėčiau amžinai klausyti. Kurie numerį jūs paspaudėte? Ar jūs paspaudėte numerį 1? Atsakykite taip arba ne. Taip. Jūs atsakėte? Ne. Jeigu norite išklausyti dar vieną eilėraštį, pasakykite taip arba ne. Ne. Jūs atsakėte? Taip. Kai einam apakojam slamiams ruduo, galėčiau amžinai klausytis tavo mažo balso. Apsalę medžiai imu žiūri taip atlaidžiai, lyg jau seniai mes eitume šiuo keliu. Visi tie žodžiai pienose liek groto muzika, vėjelis liečia baltą veidą, niekas sako, taip norite bučiuot, bet kokia rizika, ir pagaliau aš ryžtuosi, kai nieks nemato. Jeigu norite išklausyti eilėraštį dar kartą, spauskite 1. Jeigu nenorite, pasakykite ne. Ne. Jūs pasakėte? Taip. Primename, kad minutės kaina yra 5 litai. Gerai. Kai einam pakojam slamiams ruduo, galėčiau amžinai klausytis tavo mažo balso. Apsalimėti imu žiūri taip atlaidžiai, lyg jau seniai mes eitume šiuo keliu. Visi tie žodžiai pienose lyg groto muzika, vėjelis liečia baltą veidą, kažkas sako. Taip norite bučiuot, bet kokią riziką, ir pagaliau aš ryžtuosi, kad nieks nemato. Jeigu jūs galvojate, kad jums skambina radistai, pasakykite 1. Kas man tai padarė? Kas jums tai padarė? Kas? Zip FM. Labas Andras, su gimtadieniu 20-ųjų tave sveikina Markas. Labas, brangioji! Ačiū. Kaip Va taip, va. 15. Ačiū. Emocijų proveržis Zip FM studijoje, brangieji. O dabar pasiklausykime naujo hito pavadinimu Fuck You!